individualios priežiūros darbuotoju dirbi daugybę metų, ar ne, Eduardas? Su manim dabar kalba Eduardas. Taip. Ir tu buvai tas žmogus, kuris matė, kaip sugriuvęs pastatas, ar ne, tapo tuo, kas šiandien yra. Tai yra vieta, kur tikrai galima vystyti veiklas, jis neįgražiai atrodo ir stengiasi siekia, ar ne, kad čia viskas tik tai gražėtų ir net augalai jau pasodinti ir visa kita. Eduardai, tada ir šiandien. Kokie prisiminimai? Pats pirmas prisiminimas apie mano pirmą atvažiavimą į šitą vietovę. Mano draugas, kuris įkūrė šitą centrą, Andrėjus, jisai mane pakvietė, aš tuo metu gyvenau Kėdainiuose, padėjau kurti dar vieną bendruomenę, tokią pačią terapinę, bet atėjo permainos kažkokios, norėjusių permainų ir buvau pakviestas atvažiuoti čionai. Važiuodamas turėjau tokių įsivaizdavimų, kad tai yra kažkokia sodyba, tokia nuostabi, labai graži, su galimybė terapinti žmonėms ir atrodo, kur nereikės įdėti tiek pastangų ir darbo, bet atvažiavus prie pat atvažiavimo, kad galėtumėm įsivaizduoti, keliukas į sodybą buvo ant tiek patvynės, ant tiek buvo daug vandens, kad mes užstrigome tą pačią dieną, tą patį vakarą. Ir pirmą, ką aš pamačiau apleistą visiškai sodybą, aplinkui tokie apleisti medžiai, krūmai ir namas toksai visiškai sugriautas, bet jau stovėjo nauji langai. Tai šeimininkas centro, jisai jau buvo įdėjęs rankų, pastangų kažkiek ir mane nustebino tas optimizmas, tas tikėjimas to, kad šita sodyba gali pavirsti reabilitacijos centru. Asmeniškai pats esu tikintis žmogus ir nuoširdžiai tikiu Dievu ir jo pagalba, bet tuo momentu aš pajutau, kad mano tikėjimas pabėgo ir pasirodė, kad aš išsigandau, nes pamačiau perspektyvų didžiulio darbo. Ir net neįsivaizdavau, nuo ko ir kaip pradėti ir ko imtis. Bet kartu su tuo Andrėjaus šeima, mano šeima, buvome tokiuose pokalbiuose, aptarimuose, kartu su tuo turėjome tam tikras dvasinės praktikas, tai yra maldų gyvenimą, kuriuose vienas kitą stiprinom, kalbėdavomės apie pagalbą vienas kitam, apie kažkokias vizijas, palaikymą vienas kito. Ir tokiu būdu pradėjo plysti visų pirma santykiai ir su žmonėmis, santykiai su kitom bendruomenėm, santykiai su žmonėmis, kurie nori tapti irgi dalyviais šito projekto. Ir ta bendruomenė pradėjo augti. Pirmųjų gyventojų buvo, man atrodo, 5. Ir man atrodė, kad tai yra be galo drąsūs žmonės su savo sudaužytais gyvenimais, su visiškai suniokytais likimais, ateiti į vietą, kuri labai panaši ir turi tokį tapatumą su tuo asmeniniu žmogaus gyvenimu. Apleista sodyba, prakiuręs stogas, nebuvimas kažkokių tvirtų pamatų. Ir tai tokia labai stipri asociacija būtent su žmogaus gyvenimu, kuris yra paskendęs priklausomybėje, kuris yra sudaužytos pačios šitos ligos, kuri yra visiškai negailestinga ir pabaiga šitos ligos yra mirtis. Tai va, tai tokia asociacija, toks pirmas prisiminimas apie tai, ką aš pamačiau šitoje vietoje. Kalbėti apie šiandieną. Šiandieną yra didelė komanda, mes turime direktorę, mes turime socialinių darbuotojų būrį padėjėjų, mes turime psichologus, mes turime savanorius, kurie padeda vystyti šitą veiklą. O kas yra svarbiausia, mes turime pilną centrą žmonių, kurie nori pakeisti savo gyvenimą, kurie kažkokiu būdu pripažino tai, kad jie šiandien dieną yra per silpni patys spręsti
savo priklausomybės problemas ir jie kreipiasi pagalbos. Ir šiandien dienai mes visos mūsų lovos yra užimtos. Iš vienos pusės būtų keista džiaugtis tom, kad yra tiek daug tą lygą sergančių žmonių, bet iš kitos pusės yra ta viltinga pusė, kad žmonės vis dėlto nepasilieka toj nevilty, kurioj save atrado ir ieško ir kreipiasi pagalbą. Tai realiai pagrindinis džiaugsmas yra toks. Daugiau yra narkotikų priklausomybę turinčių ar alkoholio? Šiandien dienai daugiau alkoholio turinčių priklausomybės žmonių ir yra žmonių, kurie yra priklausomi nuo cheminių medžiagų, narkotinių cheminių medžiagų. Bet mūsų priėjimas prie šitos ligos, jisai neskirsto žmonės į alkoholikus, narkomanus. Mes įvardinam tai, kad žmogus serga priklausomybės liga. Ir kas tai yra? Tai yra liga arba stiprus noras pakeisti savo būseną, pabėgti nuo tos tuštumos arba tos skausmo, kuris yra žmogaus viduje. Tai realiai mes įvardinam, kad žmogus yra priklausomas ir nėra svarbu nuo kokios cheminės medžiagos, nes pagrindas šitos ligos yra žmogaus viduje, o kokią cheminę medžiagą jisai pasirenka, tai jau yra tokia specifika. Bet prasmė yra tokia, aš noriu pakeisti savo būseną, aš nenoriu matyti šitos realybės, aš neturiu jėgų išgyventi skausmą, kurį sukelia man blaivybė. Tai priklausomas žmogus, tai yra žmogus kenčiantis nuo blaivybės. Iš pradžių buvo tik vyrai, paskui atsirado moteris, kurios, žinau, istorija tikrai labai graži ir šiandien jinai ganėtinai sėkmingų žmogumi tapo, ar ne? Ir atsirado momentas, kada atsirado paaugliai. Kaip tie etapai buvo įveikiami, ar jie buvo sudėtingi? Kaip apskritai ta bendruomenė iš skirtingų, sakykime, ir amžiaus žmonių susidedanti šiandien dienai sprendžia problemas? Lengviau, sunkiau, įdomiau? Istorija buvo tokia, mes buvom apsisprendę kurti vyrų bendruomenę, bet kartu su to mes pradėjom sulaukti daug skambučių iš moterų. Ir buvo tokių skambučių su klausimais, o kodėl vyrams yra, o moterims nėra. Nes iš tiesų Lietuvoje nėra daug moterų bendruomenių, nėra daug mišrių bendruomenių, turbūt ant vienos rankos pirštų suskaičiuotum. Ir kodėl? Todėl, kad tai pakankamai sudėtingas procesas suteikti žmonėms galimybę įvairių lyčių būti vienoj patalpoje su prabudusia prigimtim. Ir tai yra tam tikras iššūkis visiems darbuotojams ir visai kūriamai sistemai, kad žmonės neįsiveltų į santykius, kurių tikrumas yra labai mažas. Ir tai yra daugiau tokios iliuzijos apie santykius. Bet kartu su to tas klausimas, kodėl vyrams yra vietų, o moterims nėra, jisai skambėjo ir įkūrėjo mintis buvo, kad pabandom surizikuoti. Mes bandėme kalbėti su daugeliu žmonių, su daugeliu netgi dvasininkų, kurie kalbėjo apie tai, kad tai pakankamai rizikinga mintis ir turėsite labai daug problemų. Ir mes pradėjom nuo vienos moters. Ir šitą moteris, mes ją ir pavadinom taip pirmoji kregždutė, ir jinai perėjo visą programą ir jinai parodė, kad jinai gebėjo priimti programą ir jos nuostatus kokybiškiau negu tie vyrai, kurie buvo su mumis tuo momentu. Ir jai pavyko pereiti, buvo be galo ir įdomu stebėti, kaip besiformuoja nauja asmenybė, galima pasakyti, naujose nuostatose. Ir tai yra moteris, kuri, galima sakyti, matai kiekvieną jo vakarą verkiančią, kuri kovoja už savo blaivybę su ašarom, kuri daug kartų norėjo išeiti, bet neišėjo, ir kuri išstovėjo. Šiandien dienai jinai yra užsieny, nedirba irgi socialinį darbą, bet padeda senjorams.
bet kiekvieną kartą jinai pasirašo, mes pabendraujam, jinai visada su dėkingumu atsiliepia tai, ką jinai čia perėjo, nes aš pasikartosiu. Tai buvo labai skausminga patirtis, bet jinai ją perėjo. Ir būtent jos pavyzdys galbūt ir buvo tokių drąsių požiūrių į tai, kad mes galime bandyti ir toliau teikti paslaugas kaip mišri bendruomenė ir vyrams, ir moteriams. Ir mes tai darome ir jau galbūt jau kokie 8 ar 9 metai. Ir pasakysiu, kad mūsų moteriams labai gerai gaunasi. Jos niekom nenusileidžia sveikime mūsų vyrams, jeigu ten žiūrėti arba statistiką arba procentus žmonių, kurie šiandien dienai yra blaivus, tai jos niekom nenusileidžia. Ir daugeliuose vietose jos yra kaip pavyzdys to, kad galima atsistoti ir kokybiškai pradėti gyvenimą. Tai ir paskui atėjo tas laikas, kada pradėjo belstis tėvai, įstaigos dėl paauglių, pradėjo ieškoti galimybių užsiimti su paaugliais. Lietuvoje irgi tokių galimybių yra be galo mažai. Ir mes buvom suteikę tas galimybės savo paaugliams. Šita grupė žmonių yra be galo sudėtinga, nes jie dažniausiai atvažiuoja ne savo norų, o galima sakyti verčiami kažkokių aplinkybių. Nors didžioji dalis netgi čia esančių suaugusių žmonių, jie atvažiuoja ne dėl savo vidinės motivacijos, nes suprasti savo vidinę motivaciją sveikimui priklausomam žmogui yra labai 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 sunku ir svarbu. Čia panašu kaip pasižiūrėjusi kokį nors sportininką, kuris iš daugelio sportininkų tampa čempionu. Tai yra žmogus, kuris siekia to, ko nemato visi kiti. Jisai ne tiesiog ateina į sporto salę, jisai ateina laimėti. Tai labai norisi visada priklausomam žmogui perteikti tą svarbą vidinės motyvacijos, kad liga yra pavojinga, jinai yra mirtina, jinai pasiims iš tavęs viską, ką tu turi. Ir tavo vardą, ir tavo sąžinę, ir tavo sveikatą, jinai paims iš tavęs visus santykius, jinai paims iš tavęs visus finansus, visą tavo socialinę statusą, koks jisai nebebūtum ir kom tu nebebūtum. Ir šitą dalyką labai sunku perteikti netgi suaugusiam žmogui. Tai kalbėti apie paauglius, kurie galvoja, kad gyvenimas yra jų kišenėje, kad jie tiesiog išdykauja, ar jie tiesiog tai prikolina arba leidžia laisvalaikį, ir padėti jiems suprasti, kad tai yra pavojingas praleidimas laiko arba pavojingas savo asmeniai sveikatai vartojamas tų cheminių medžiagų, labai sudėtinga. Paaugliai su didžiuliu pasipriešinimu priima supratimą apie priklausomybę, apie priklausomybės pavojus, todėl kad jie dar fiziškai yra nesužaloti, jų praradimai yra pakankamai maži, bet kartu su tuo, kokį ginklą šita lyga turi paaugliuose, tai yra skausmas, kurį jie yra patyrę. Tai greičiausiai tokios mažos jaunos sielos, atvažiavusios su pereitais išbandymais, kurių nepalinkėčiau ne vienam suaugusiam žmogui. Nes jeigu mes paimtumėm bet kurį paauglį pas mus esantį arba praėjusių pagalbą programą, jo istorija nepaliktų greičiausiai be ašarų nei vieno žmogaus, nei vyro, nei moters. Todėl, kad tai netgi sunku yra klausytis tai, kai jie perėjo, ir kalbėti apie sveiką psichologinę arba dvasinę būseną yra be galo sudėtinga, nes ten viskas iškraipyto skausmo. Viskas iškraipyta. Ir net stebėsi, kada jie suranda jėgų ir noro išsitiesti tokiam neteisingam pasauliu. Jiems neteisingam pasauliu. Ir tokia yra pagarba vidinė tokiems paaugliams ir džiaugsmas dėl to, kad jaunam amžiuje jie vis dėlto kažkokiu būdu suranda norą ir jėgų keistis. Tai man. Sakykime, žmonės čia gydos, ar ne? Ir ateina momentas, kada jie pradeda norėti dirbti arba dalyvauti kažkokiuose bendruomenių užsiėmimuose, ar ne? Jie tiesiog nori
integruotis į visuomenę. Ar ne? Galiu tai pasakyti. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti ir kaip jie yra priimami. Pavyzdžiui, ar žmogaus ieškančio darbuotojo neišgąsdina tai, kad jis turi priklausomybę? Visų pirma, mes turime suprasti, kad mes veikiame anonimiškumo principu. Kiekvienas žmogus pats asmeniškai priima sprendimą, ar kalbėti apie savo priklausomybę, ar nekalbėti su darbdaviais, su žmonėmis iš sociumo. Jie patys padaro šitą sprendimą. Iš esmės, žinau, kad yra ir tokių žmonių, kurie pasirenka atvirą pokalbį apie save, arba vis dėlto jie pasirenka nekalbėti apie tai, kuom jie serga, kad serga būtent priklausomybė. Ir buvom patyrę ir tokių patirčių, kada būtent išsakant apie tai, kad aš sergu priklausomybę, bet šiandien dienai aš gydausi, būtent tokia pozicija buvo priimama kaip pagarba už tai, kad žmogus sugebėjo pripažinti, sugebėjo bandyti tiestis, kelti šiame gyvenime ir eiti atvira širdim į santykį su kitais žmonėmis. Bet ir yra žmonių, kurie labai skeptiškai žiūri į tai, kad žmogus yra priklausomas ir jie bijo prisimti atsakomybę, paimti tokį žmogų pas save į darbą. Ir tai visiškai yra suprantamas dalykas, todėl kad ant vadovo yra atsakomybė už viską, kas vyksta, o dažną kartą priklausomas žmogus gali sukelti tą riziką atkryčio, tada jisai gali pavesti visą kolektyvą. Tai realiai yra ir tokių atvejų, ir iššūkis didžiausias šitiems žmonėms yra greičiausiai ne tame, kaip surasti darbą, o kaip išlaikyti savo sveikimo programą šitoje visuomenėje. Ir mūsų tikslas kaip bendruomenės išmokyti žmogų, išlaikyti sveikimo programą, būnant jau atskirtiems nuo mūsų. Ir kartais tai pavyksta žmonėms, kartais nepavyksta. Ir mūsų svajonė yra viena iš tokių svajonių. Su Andrėjum apie tai, kad būtų įkurtas kokybiškas integracinis centras. Tai yra namas arba būtas, kuriame žmonės galėtų apsigyventi tie, kurie nebeturi kur eiti, neturi savo giminių, kurie nebeturi šiandien dienai pakankamai finansinių įgūdžių arba socialinių įgūdžių integruotis į visuomenę. Nes tai yra pakankamai sudėtingas procesas, kada tu, pavyzdžiui, ten atsidėjai kalėjime 10-15 metų, kada tavo vartojimas pasiglemžė ten tavo 20 metų gyvenimo, tu nemoki bendrauti su socialiai stabiliais žmonėmis, nesugebė suprasti jų vertybių sistemas ir jai atitikti. Ir pakankamai stiprus savivertės toksai nebuvimas šitiems žmonėms neduoda jėgų arba drąsos eiti į visuomenę ir tapti dalimi. Tai mes šiandien dienai šitos žmonės palydim, kas išreiškia norą palydėjimo, mes per visus pažįstamus bandome juos įdarbinti, mes supažindinam žmonės su tom, kas ateina į jų darbą, tie žmonės žino visas rizikas, kurias gali laukti, bet mes vis tiek neprarandame tos vilties, kad žmogui gausis. Ir mūsų pažįstami tie draugai, kurie jos priima, jie irgi su viltimi tai žiūri, kad jam gausis, bet ne visada gaunasi. Ir ateina tas akimirkas skausmo arba nusivylimą, bet tu supranti, kad tai yra ta liga, kuri be galo klastinga, kuri nepalieka žmogaus iki gyvenimo pabaigos. Ir rizika atkryčio arba, tiesiogiai pasakyti, pavartojimo arba ilgalaikio netgi pavartojimo, jinai visada išlieka, kiek blaivas žmogus nebebūtų. Tai iššūkis tai yra suteikti žmogui supratimo apie pratęsimą svarbiausio savo gyvenimo dalyko - sveikimo programos kūrimo, kur tu nebebūtum. Kaip aš dažnai juokauju,
Jeigu tave išsiųstų į Mėnulį, tu turi žinoti, kaip sveikti Mėnulyje. Tai va, tai toks pagrindinis iššūkis. Ir šiandien dienai mes kol kas esam toj svajonėje įkurti kokybišką integracijos centrą. Tokių centrų kaip ir nėra Lietuvoje, ar ne? O žinau, ar kad yra yra jau du, užuomazgos? jo, yra Pati du pradžia. centrai, yra dvi bendruomenės, kurie turi tokius centrus. Atsakomybė už tų centrų veiklą šiandien dienai kol kas valstybė neprisijima. Žinau, kad tos pačios bendruomenės nešasi tą naštą šitų reabilitacijos centrų, bet pagal patirtį ir užsienio patirtį ir mes pagal savo darbo patirtį mes matome, kad poreikis yra ir kartais šitiems žmonėms tikrai reikia palydėjimo pačioj visuomeniai. Pabūti šalia jų nors 2-3 mėnesius, pusę metų kažkam gal reikia, kad žmogus būtų palydėtas ir kaip tas tiltas būtų ištiestas nuo reabilitacijos iki gyvenimo visuomenėje. Tai integracija yra galbūt va, tas tiltas tarp reabilitacijos ir tarp visuomenės. Tai čia tam reikia iš tikrųjų daug lėšų, ar čia reikia tiesiog tam tikrų politinių sprendimų ir viskas gali pajudėti prieki? Ar yra labai norėtųsi, pavyzdžiui, kiek vat, minimaliai vienam žmogui padėti atsistoti ant kojų reikėtų? Jeigu mes galėtumėm tiesiog paprastai pagalvoti, apie ką mes kalbame. Pavyzdys. Jeigu aš dabar norėčiau išnuomoti Klaipėdoje, tegul būna 4-5 kambarių namą arba butą. Jo kaina nuomas. Išlaikymas šito būto arba namo. Reikalingas tikrai kokių 2 darbuotojų pastovus buvimas, užtikrinti, kad tie žmonės būtų sudominti ten darbuotis, palaikyti tus žmonės, padėti jiems kurti socialinius ryšius, palaikyti jų programinius dalykus, suprasti, kas tai yra 12 žingsnių programa, kas tai yra ta socialinė pagalba, psichologinė, dvasinė pagalba šitiems žmonėms. Tai galime sakyti, mes kalbam apie 2 žmonių algą, mes kalbame apie galimybę turėti kažkokį automobilį ir padėti jiems tiesiog judėti, pavyzdžiui, Klaipėdos mieste. Ir taip atrodo, tai nėra didžiulės sumas, bet tada, kada tu supranti, kad tu esi socialinėje veikloje, tu supranti, kur tu esi ir tos sumos vėlgi tampa pakankamai didelė našta, nes jeigu tai atsiriams į kiekvieną mėnesį ir tu jau pradedi jausti, kad tavo draugai daugiau nenori kelti ragelio. Tai va, tai toks yra dalykas. O iššūkių pakankamai yra ir pačioj reabilitacijai. Ir greičiausiai jūs su direktorė kalbėjotės apie tai, ne? Tai va, tai toks atrodo. O jeigu kalbėti apie politinį požiūrį, man patiko vieną kartą toksai perskaitytas sakinukas. Buvau kaip tik Klaipėdoje ir buvau vienoje pravoslavų bendruomeniai, vyko ten šventė, neatsimenu kokią. Ir jinai buvo pilna. Ir aš atėjau iš krašto, stovėjau ir ten tokia buvo spinta su knyga. Ir aš taip stovėjau, klausiausi, kad ten kalba, kaip meldžiasi žmonės. Ir mane patraukė mano dėmesį vieną knygą. Ir aš paėmiau ir ten ant viršelio buvo užrašyti tokie įdomų žodžiai. Sako, jeigu šiandien dienai mes matome nors vieną paklydusį žmogų savo visuomeniai, jis yra prie šiukšliadėsės, jis yra sudaužytas viso gyvenimo, mes kaip visuomenė turime suprasti, kad tai yra mūsų asmeninė žaizda. Jeigu mes galvojam, kad mes norim nusimesti šitą žvilgsnį, mes esam patys sergantys. Ir mane tai labai stipriai palėtė, kad iš tiesų kiekvienas žmogus yra, atleiskit už tokį palyginimą, pasakysiu, kiekvienas iš mūsų esame produktas to, kur mes esam, tos visuomenės, tos šalies, tos bendruomenės, kur mes gyvenam ir augam. Ir vis dėlto, jeigu šiandien dienai yra žmonių, kurie kenčia nuo tos priklausomybės, nuo to, kom jie tapo, aš skaitau, kad tai yra mūsų visų dalis, tai yra mūsų visų žaizda.
tas žmogus perėjo mūsų mokyklas, tas žmogus perėjo mūsų auklybą, tas žmogus perėjo visą socialinę sritį mūsų valstybės. Ir faktas, kad tai yra jo asmeninė atsakomybė. Bet iš kitos pusės aš negaliu to nematyti, aš negaliu nejausti, aš negaliu nejausti, kad aš esu dalyvis esu to žmogaus. Todėl, kad aš jį jau pamačiau. Jisai yra. Mano jausmai jau suveikti yra. Aš pamačiau jį prie šiukšliadėžės, aš pamačiau jį visiškai paskendusi kažkokiam tokiam paklydime. Ir reiškia, jeigu aš sureagavau savo vidumi, reiškia, aš suprantu, kad jisai yra dalis. Tai va, tai kalbant apie politiką, nežinau, ar tinka politikai gailestingumo samprata. Nežinau. Aš galvoju, kad ten daugiau yra apskaičiavimas, bet kuris irgi turi būti naudingas mūsų visuomenė. Aš galvoju, kad netgi naudoti skaičius galima suprantant poreikį pačios visuomenės. Tegul ten nebūna tų jausmų, tegul ten nebūna tų išgyvenimų, bet ten gali būti tas protas, kuris reikalingas sukurti. O gali jausti tie žmonės, kuriems tai yra duota jausti, kuri gali būti dalyviais. Ir tada tas mechanizmas gali veikti. Aš taip galvoju. Šiandien dienai iš tikrųjų visi projektai yra pirmiausia vertinami apsimoka arba neapsimoka, ar ne, ir piniginė išraiška. Tiesiog taip yra, ar ne? Bet iš tikrųjų yra projektų, kurie galbūt neuždirba pinigų, bet jie uždirba kitokiu būdu, jie atneša dar didesnę naudą negu tas pats milijonas eurų. Tai aš nežinau, aš netgi, pavyzdžiui, nežinau tos statistikos, aš nelabai mėgėjęs dirbti su popieriais ir su visą tokią informaciją apie kažkokius išorinius dalykus, bet aš žinau, kad tikrai ta statistika kažkur yra, kad jeigu tu ištrauki vieną priklausomų žmogų, kiek tai yra sumoj kainuoja valstybei, tada, kada jisai sustoja vartoti, tada, kada jisai sustoja vogti, kada jisai sustoja daryti tai, ką jisai darė, ir kartu su to jisai pradeda kurti ir jisai atneša jau kažkokią vertę. Tai realiai tai irgi galima apskaičiuoti ir skaičiais. Bet aišku, su priklausomais žmonėmis nėra taip lengva, todėl kad tas procentas sveikstančių žmonių nėra labai didelis. Bet aš tikiu, kad vienos sielos išgelbėjimas kainuoja nepalyginant daug daugiau, negu tai gali kainuoti popieriai arba kažkokie dalykai, kurie galbūt vertinami, kaip jūs sakote, skaičiukais. Jo, tai kaip galima apskaičiuoti laimę dukros, kurie apkabina savo grįžusį tėvą? Kaip galima apskaičiuoti atstatytą šeimą? Kokiu būdu? Kaip galima apskaičiuoti džiaugsmą paauglio, kuris suprato, kad jis nori gyventi kitaip? Arba kaip galima apskaičiuoti 14-metę, kuri išėjo iš prostitucijos? Kokiais skaičiais? Ir apskritai, ar įmanoma įvertinti skaičiais? Jo, ir tegul tai būna viena maža siela tokiam miestui kaip Šilutė. Iš tavo lūpų išgirdau tokį biblinį požiūrį, ar neišreikštą, kad kiekvienas žmogus nepažinęs Dievo yra miręs. Ir pats esi iš tikrųjų tas, kuris labai tiki Dievu. Ir ar daug bendruomenės narių, sakykime, tų žmonių, kurie atėjo pasveikti, ieško sveikimo kelio, atranda tą Dievą? 12 žingsnių programa, jinai stovi ant dvasinių pamatų. Taip. Tie dvasiniai pamatai, tai yra dvasiniai principai, kurie suteikia žmogui galimybę ištirti save. Yra labai fainas pasakymas,
kad vienintelis žmogus, kuris nesugeba pasveikti, tai yra žmogus nesugebantis naudoti sąžiningumo. Vienintelė sąlyga, nuo kurios turėtų pradėti žmogus, jisai turi pripažinti sąžiningai savo apie tai, kas su juo vyksta. Ir nuo to prasideda jo kelionė link sveikimo. 12 žingsnių programa yra sudėliota taip, kad žmogus ištirtų savo paklydimo dugną, kad žmogus galėtų ištirti savo mąstymo problemas, savo požiūrio problemą į priklausomybę, į vartojimą, į visuomenę. Kitas žingsnis tai yra žingsnis, kuris leidžia ištirti žmogaus valią, ištirti sprendimų pamatus. Kaip tu gimdai savo sprendimus, ant kokių pamatų stovi visi tavo sprendimai. Ir jau šitam žingsnėje yra nagrinėjama samprata apie Dievo valią, apie supratimą, kad yra gyvenimo aukštesnioji valia, nuo kurios priklauso tavo likimas, tavo ateitis. Ir jeigu tu sugebėsi prie jos prisijungti, tu sugebėsi įeiti į palaimintą būseną, kuri vadinasi ramybė. Iš esmės, ko žmogus ieško? Džiaugsmo ir ramybės. Kiekvienas stikliukas pakeltas, tai yra paieška, tai yra noras užpildyti savo tuštumą, tai yra noras patirti ramybę arba džiaugsmą. Bet žmogus apsigauna ir jisai pradeda prarasti vietoje atrasti. Tai 12 žingsnių programa tai yra dvasinis užpildymas žmogaus tom prasmėm, kuriam pamaitina giliausias žmogaus egzistencinius klausimus ir kartu su to duoda praktinius atsakymus gyvenime. Ketvirtas žingsnis tai yra žingsnis apie žmogaus sąžinę. Aš dėl įdomumo kartais tik tokia įmetu klausimus apie tai. Aš kartais tai įmetu tą klausimą apie tai, kas yra sąžinė, ar senai žmonės tyrė savo sąžinę, ar senai žmonės pabandė atsakyti į klausimus, ką kalba mano sąžinė. Realiai, netgi būnant bažnyčiai, salėje, kur buvo gal 300-400 žmonių, 5 žmonės pakėlė rankas, kad jie tai kažkada darė. Tai kažką kalba. Kelionėje link Dievo yra samprata apie ištyrimą savo paklydimo tikrumo. Ar aš suvokiu, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl aš darau tokius pasirinkimus. Apie galimybę prisipažinti vienas kitam apie savo paklydimus. Kas yra biblinės tiesos, kas yra apie dvasinius principus, kurie mus artina prie Dievo. Ir tas artumas, tas ėjimas link jo, jis yra patiriamas fiziškai. Žmogus išlaisvėja, jisai patiria daugiau ramybės ir džiaugsmo. Ir programa yra nukreipta į pažinimą Dievo. Pirma savęs, pirma to, kas aš esu iš tiesų, o antra į Dievo pažinimą. Kelionė yra pakankamai kruopšti ir jai reikia labai daug nuolankumo ir pasiryžimo. Ar aš pažįstu daug žmonių, kurie netgi visuomeniai tai daro? Greičiausiai pasakysiu ne. Iš sveikstančių žmonių tie, kurie prisima atsakomybę už savo sveikimo programą ir tokį nuolankų ir planuojamą ėjimą link savo sveikimo, tie žmonės tikrai patiria didelį išlaisvinimą. Tie žmonės, kurie atmestinai tai žiūri, jie nesuranda kokybės. O kas yra kokybė, tai yra ramybė ir džiaugsmas. Ir tada jie labai stipriai kenčia nuo to, kad jie blaivūs. Kiek ilgai tęsiasi šitas periodas, labai daug priklauso nuo pačio žmogaus ir jo asmeninių kažkokių charakteristikų. Bet žmogus, patyręs Dievo prisilietimą, jisai atranda tikrą kokybę, tikrai tikrą kokybę.
ir jo ėjimas, jo blaivybė yra kitoks. Tiesiog kitoks. Ar daug tokių žmonių? Kartais jų būna daugiau, kartais jų būna mažiau. Problema pačios ligos yra dvasiškumo nebuvimas, egocentrizmas. Tai yra ašis visos ligos. Aš esu svarbiausias. Aš darau viską dėl to, kad man būtų gerai ir kad aš patirčiau malonumą. Visur yra aš. Ir kitų žmonių poreikiai, jų emocinės būsenos ir atsakomybės manęs nebedomina. Ir tai yra antiek stipru, kad žmogus tai daro nepasirenkant. Egocentrizmas tai yra jėga, kuri galima sakyti neapmastyta ir aš to nesirenku, o jis pats renkasi tokį elgesį. Ir vat šitas momentas, jeigu žmogus sugeba atsigręžti nuo savęs, atsigręžti į kažką stipresnį negu aš, tada pradeda ateiti laimėjimas. Antras žingsnis veikimo programos tai yra apie galimybę žmogaus kreiptis į pagalbą, prašyti pagalbos, bet ne tik tai prašyti, bet ir ją priimti. Priimti, kad kiti žmonės sugeba ir gali tau padėti. Jų patirtis, jų išsilavinimas, jų žinojimas, jie gali dalintis tom ir tu gali padaryti sprendimą, priimti tą patirtį ir ją naudoti. Bet tai dar ne riba. Trečias jau žingsnis, kaip minėjau, jisai kalba apie Dievą. Jisai kalba apie tai, kad yra aukštesnioji jėga, kuri veikia per kitus žmonės ir žmonės tame procese būtini sveikime, bet kartu su to tai neturi riboti tavo žvilgsnio. Tu turi žiūrėti daug aukščiau į dangų. Ir tada pradeda veikti šitas principas. Aš pripažįstu, kad aš pats asmeniškai neturiu jėgų. Aš prašau pagalbos kitų žmonių padėti man. Kartu su to aš priimu pagalbą. Tai, kad tu pasidalinai su manim, savo žiniom ir patirtiem, aš pabandysiu tai padaryti. Bet aš žinau, kad viską tai jungia mylintis ir globėjaujantis Dievas. Nes Dievas yra meilė. Jisai veikia nekontroliuojant. Jisai veikia mūsų per globą, rūpestį ir meilę. Ir tas žmogus, netgi programą tai pasakyta, kuris padaro sprendimą tom tikėti, nuo tos akimirkas pradeda keistis jo visas gyvenimas. Kas yra įdomiausia. Tik tai žmogus ateina iki sprendimo patikėti, kad yra globėjaujantis, mylintis ir rūpestingas Dievas, nuo tos akimirkos pradės keistis viskas. Ir tai veikia. Ir tai veikia. Pats čia dirbi, ar nebuvo dienų, kada galvoji, ką aš čia veikiu, kad mest keist? Ką pačiam reiškia dirbti tokį darbą? Vis tiek socialinis darbas tai yra pats sunkiausias, kai žmogus dirba su žmonėmis, o šiuo atveju socialiniai darbuotojai nedirba darbų su tais, kurie yra nepatyrę, sakykime, tiek daug džiaugsmo, kiek, vis tiek sveikti reikia. Ir tas žmogus vis tiek, jie praėjo tiek daug skausmo, kad jeigu pradėtum žiūrėti tam gyvenime, tų džiaugsmo akimirkų iš tikrųjų netiek ir daug. Aš asmeniškai galbūt į tą darbą iš vis nežiūriu per pareigų prizmę arba per tai, kas aš esu ten pareigose, ten socialinis darbuotojas, ten dar kažkas. Aš į tai žiūriu per širdies prizmę, per širdies nuostatą. Per tai, kas veikia mano širdį, kaip veikia tome mano talentai, mano gebėjimai, kaip ir kokiu būdu aš suprantu savo pašaukimą. Ir jeigu tie dalykai ryškus, manęs negąsdina jokie iššūkiai. Bet tada, kada aš pajaučiu kažkokias debesis, o jos dažnai ateina, jos uždengia tą ryšį galbūt su aiškiu supratimu, kas tai yra,
kiek kainuoja kito žmogaus gyvybė ir kad tu gali prisiliesti prie tos kainos, tada ir ateina tas aptimimas, abejonės, nenoras, galbūt pasipriešinimas netgi, savęs investavimo į kažką. Ir kartu su to tai viskas yra labai žmogiška ir kiekvienas žmogus greičiausiai, kokią profesiją jisai nebedirbtų ir kur jisai nedalyvautų, jisai visada ateis į vietą abejonę. Bet kartu su tuo, aš žinau, kad yra šaltinis, kuris mane pamaitina, aš žinau šaltinis, kuris mane įkvepia, duoda jėgų ir nukreipia, kartu su to aktyvizuoja mano visus talentus ir galimybės. Tai realiai, ar buvo dienų? Taip, buvo. Ar norėjusi kažką keisti? Taip, norėjusi. Bet tu pradedi vertinti ir savo galimybės, ir savo jėgas. Ir būtent tai, kad tu supratai iš anksčiau. Nes ta, ką aš supratau iš anksčiau, tai buvo ant tiek ryšku ir stipru, kad tai persveria viską, ką kuria mano galva kaip iliuzija. Tai vat, nežinau, ar aš atsakiau klausimą. Artėja Velykos. Taip. Ir aš žinau, kad tu turi žinutę tiems, kas mūsų klauso. Ir ta žinutė. Jo. Aš labai mėgstu skaityti vieną iš tokių nuostabių knygų. Tai yra Biblija. Tai yra mano stalo knyga. Aš dažnai ją naudoju tam, kad įkvėpti save, įkvėpti ir perkeisti požiūrį tam tikrus įvykius gyvenime. Ir atgaivinti mano norą netgi daryti tai, ką aš darau. Ir viena iš mėgstamiausių istorijų tai yra sūnaus Palaidūno istorija, kuri yra aprašyta Luko Evangelijoje 15 skyriuje. Istorija apie santykius, istorija apie žmones, istorija apie paklydimą ir meilę, istorija apie baimę ir priėmimą, istorija, kuri perkeičia žmogų. Ir aš tikiu, kad šita istorija yra įkvėpta Dievo, nes ją atskleidė Jėzus Kristus, suteikdamas savo mokiniams pavyzdį apie tai, koks yra mūsų dangiškas tėvas. Ir šita istorija neleidžia mums iškraipyti šito Dievo įvaizdžio, kad jisai yra mylintis, globėjaujantis ir besirūpinantis. Jisai nenori, kad pražūtų nors vienas žmogus šito žemėje, bet jisai negali mūsų valdyti ir kontroliuoti. Jisai sukūrė mus pagal savo atvaizdą ir suteikė mums laisvą valią. Tai šitoje istorijoje yra 3 veikėjai - tėvas ir 2 sūnūs. Ir vienas jaunesnysis sūnus vieną kartą atėjo pas savo tėvą ir paprašė savo palikimo. Jisai išreikalavo jo ir tėvas jam davė. Ir kas įdomiausia, kad vis dėlto kartais mūsų širdį gimsta tokia priešprieša prieš viską, kas mums yra duota. Mums yra duota galimybė, turint talentus, gyvenimą, laisvą pasirinkimą, bet mes tai išnaudojame neteisingai ir iššvaistome, ką ir padarė tas sūnus. Jisai išėjo ir prabaliovojo viską, ką turėjo. Jisai paliko visą turtą ir, kaip suprantu, vos pats gyvas liko. Jisai atrado save valgantį su kiaulėm. Ir va šito istorijoje, kas yra nuostabiausio, jisai pakėlė akis į dangų. Ir tai, apie ką aš ir kalbėjau, kad yra tai, kas yra fizinis pasaulis, yra tai, ką mes esame įpratę matyti ir regėti. Bet tai te kalba mums dangus, tas kartais nepažįstamas galbūt, kartais galbūt toksai tolimas, bet mes jaučiam, kaip mūsų širdis yra šaukiama pažinti tą nepažįstamą galingą jėgą. Ir sunkumo metu greičiausiai visi žmonės yra tai patyrę, kada tavo skausmas perveria tavo širdį, kada tu esi surakintas nevilties, tu kartais pagalvoji gulint ant kažkur lovai, verkiant ir galvoji, Dieve, ar tu esi.
ar tu galėtum man padėti? Ir taip ir buvo ir mano gyvenime, ir aš galvoju, kad daugelis žmonių gyvenime tai buvo. Ir jisai prisiminė apie tai, kad pas jo tėvą yra namai, kur yra pilni visko. Ta trauka grįžti atgal pas tėvą buvo labai stipri, bet kartu su to jisai suprato, kad jisai klydo. Jisai suprato, kad jisai elgėsi neteisingai. Ir šiandien dienai aš suprantu, kad Dievui nereikia tavo atsiprašymo, jam nereikia tavo šliaužėjimo ant kelių, jam nereikia tavo daužymus į galvą į sieną. Aš galvoju, jisai kaip protinga, išmintinga asmenybė laukia tik tai iš tavęs vieno. Kad tu tiesiog suprastum ir pripažintum, kur veda, link ko veda tavo elgesys. Kad tu galėtum sustoti ir pasižiūrėti, kur tu šiandien esi dėl to, kaip tu elgiesi. Ir vat šitas momentas, link ko jisai tave trauks. Daug žmonių, supratę savo dugną, jie dar daugiau nusivilia ir pradeda dar daugiau gerti, vartoti arba griauti savo gyvenimą. O kiti žmonės, tos dangiškos jėgos traukoja, eina link pokyčių. Tiesiog palieka tą dugną ir eina ten, kur jie supranta, kad jie gali gauti pagalbą. Link priėmimo. Ir eidamas pas savo tėvą, jisai mąstė apie tai, kad jisai suklydo prieš Dievą ir savo tėvą. Jisai suprato, kad jisai esąs klydė. Jisai jautėsi nevertas vadintis netgi sūnumi. Puikybė buvo sudaužyta. Puikybė vietos daugiau nebeliko. Bet įvaizdis tėvo, kuris atspindi dangiškojo tėvo atsinešimą į kiekvieną žmogų, buvo toks, kada tėvas iš tolo pamatė, kad sūnus grįžta, jisai bėgo jo pasitikti. Jisai jį apkabino. Ir ten nebuvo nei vieno priekaišto žodžio. Ten buvo visiškas priėmimas. Ten buvo apkabinimas, kuris įgalina tą atleidimą, kuris mums taip reikalingas. Ir aš tikiu, kad tame apsikabinime buvo išspręstas visos vidinės problemas. Sūnus pasijuto priimtas. Ir aš galvoju, kaip mums visiems to reikia, kad tokie, kokie mes esam priimti mūsų dangiškojo tėvo. Jis laukia mus savo apsikabinime. Ir šita istorija tom nepasibaigė. Tada, kada sūnus grįžo, tėvas aprengė jį baltais rūbais. Be jokio priekaišto, be jokio smerkimo. Jisai jam atidavė atleidimo rūbus, baltus, nuplautus. Kad jisai pamatytų, kad jam yra atleista, jam reikėjo pakeisti savo požiūrį į save. Ir aš tikiu, kad šitas rūbas leido pamatyti, kad įvyko permaina savo paklydimo į atradimą. Atradimas save vėl namuose. Ir tas tėvas davė jam žiedą. Šitas žiedas simbolizuoja valdžią. Valdžia to, kad tu esi šeimininkas. Atsimink apie tai, kad tik tai tu esi šeimininkas savo gyvenime. Tavo sprendimai yra užantspauduoti tam dangui. Ir jeigu jie yra teisingi, mūsų dangiškas tėvas būtinai jos patvirtins užantspaudos ir jie veiks tavo gyvenime. Bet supras, kad tu esi šeimininkas ir esi atsakingas už tai, kas vyksta tavo namuose, tavo širdį, tame, ką tu darai. Realiai, Velykos tai yra šventė apie prisikėlimą. Ir šitoje istorijoje, aprašytoje Biblijoje, tėvas pasakė, mano sūnus buvo miręs. Jisai buvo miręs. Ir aš galvoju dvasiškai, jisai nejuto to, kas jisai buvo viduje. Jisai darė tiesiog tos dalykus, kurie priklausė tik tai aistrai arba žmogiškai, žvėriškai prigimti. Ta aistra valdė jį ir jisai išeikvojo absoliučiai viską. Bet tik tai jam teko pakelti galvą į dangų
jisai pradėjo jausti tą dangiškąją trauką link savo dangiškojo tėvo. Prasidėjo kelias į atgailą, prasidėjo kelias į grįžimą į dangišką buveinę. Tai aš tikiu, kad kiekvienam iš mūsų per savo sūnaus mirtį ir prisikėlimą Dievas padovanoja viltį būtent į tai, per atgailą ir tikėjimą. Sutinku daug žmonių, kurie bando atgailauti, vien tik tai plakdami save už tai, kokie jie yra blogi ir netikė. Bet tai nėra pilnoji Evangelija, nes tam trūksta Jėzaus Kristaus aukos. Būtent per ją Dievas yra pasiruošęs atleisti mums kiekvieną nuodėmę ir dovanoti mums amžino gyvenimo viltį. Padovanoti mums jau čia, žemėje, antgamtinę ramybę ir džiaugsmą. Taigi linkiu kiekvienam susimastyti, ar ten, kur aš esu, ar tai mane tenkina. Ar aš turiu tą tikrąjį ryšį su Dievu, ar aš esu patyręs savo gyvenime atgailą. Ar aš kažkada atgailavau už savo asmeninės nuodėmes ir aš pažįstu Jėzaus Kristaus auką už mano nuodėmes. Ar aš suprantu, kad joje aš turiu nuodėmių atleidimą ir dangiškojo tėvo priėmimą. Tai va tokie paprasti klausimai, bet kartu su tuo aš žinau, kad atsakymai gali būti nepažįstami daugeliu žmonių. Tai linkiu atrasti šios atsakymus ir surasti tą ryšį su mūsų dangiškoju tėvu. Tai ačiū tau už pokalbį, o visiems artėjant Velykom norim ir palinkėti, kad Velykų rytą su malda lūpose ar ne, su varpų gaudesiu ir po to su Velykaičių rankose kiekvieno širdyje svarbiausia gyventų ramybė, ar ne? Taip, jinai yra dovanota mums. Taip.